Sveiki, mano brangūs skorpionai, tai yra taro kortų prognozė jums 2025 metams. Pagrindiniai jūs laukiantis įvykiai. Aš turiu prieš save 4 taro korto kaladės ir jų pagalba mes pasižiūrėsime, kokiegi bus jūsų sekantis 2025 metai, kokia jūsų metų energija ir pagrindinės tendencijos, kurios bus sekančiais metais. Jūs irgi galite mintimis užduoti savo intenciją, tiesiog paklausti, kokiegi bus man metai 2025, kas manęs laukia sekančiais metais. Ir aš imu pirmą kaladę, auksinio meno taro. Taip, žiūrim auksinio meno taro. Traukiu kortas, auksinio meno taro, taip, skorpionai, kas laukia 2025 metais. Pirma korta kardų karalienė, antra korta velnias ir trečia korta pentaklių pažas. Žiūrėkit, mano brangus skorpionai, velnias tai yra gundytojas, velnias tai yra provokatorius, velnias tai yra manipuliatorius. Velnio energija yra, paveikti jūs, kad jūs savo parodytume pačias tamsiasias šešėlinės asmenybės pusės. Kad jūs parodytumėte kažkokius, tai pademonstruotumėte savo ydas, savo tamsias ir blogasias pusės. Tai yra velnio tikslas, tai yra velnio užduotis ištraukti iš mūsų visą tą tamsumą, tas ydas, ir jo metodai, žinoma, būna irgi, kaip aš jau jums ir paminėjau, kažkokios manipulacijos, provokacijos, pagundos. Taip, kardų karalienė, tai stovi moteris, kuri gali būti to velnio kailyje ir jinai gali jūs kaip tik ir bandyti kažkur tai nuvesti tais klystkeliais. Kardų karalienė gali būti pagal zodiako ženklą dvyniai, vandenis arba svarstyklės. Tai tokios moters jūs saugokitės, nes jinai gali, jos kėslai, jos ketinimai jūsų atžvilgių gali būti negražus, tamsus, nesąžiningi ir jinai gali jumis naudotis. Tai būkite atsargus, mano brangus skorpionai. Taip, pentaklių pažas, naujo darbo ir naujos veiklos energija. Kažkam tai pavyks, mano brangus skorpionai, metų pradžioje gauti naują darbą arba atidaryti naują veiklą. Pentaklių pažas tai galimybė pademonstruoti save, savo talentus, savo įgūdžius, savo sugebėjimus ir kažką tai gauti materialia prasme. Tai dažniausiai būna labai naudingi naujos veiklos arba naujo darbo pasiūlymai. Naudokitės jais. Taip, aš imu antrą kaladę, kasdienių raganų taro. Ir žiūrim toliau, kas jūsų laukia, skorpionai. Traukiu kortas. Skorpionai, kas laukia 2025 metais. Taip, pirma korta 10 lazdų. Antra korta žinė. Ir trečia korta magas. Šiaip tai tokia labai magiška energija atsirado, nes korta žinė ir korta magas, tai du tokie žmonės su ypatingom galiom, Vienas magas naudoja kažkokius tai maginius būdus, kita žinė turi sakralinės žinias, gilesias gyvenimo, žinias apie visatos dėsnius ir apie gyvenimo prasmę. Tai arba jūs, mano brangieji, labai stipriai gilinsitės visus šitos klausimus ir jums bus svarbu
svarbu, ane, kažkokie tai tokie gilesni dalykai apie gyvenimo prasme, apie tai, kaip veikia šitam gyvenime, ane, karma, kaip veikia, visi tokie dalykai, kaip kas būna nuo tam tikro vieno veiksmo ar kito, kaip yra tie dėsniai sudėlioti, tai arba jūs labai gilinsitės į tai, arba jūs sutiksite tiesiog kažkokį mokytoja, gali būti moteris, kuri mentorė, kaučerė, psichologė, ezoterikė, kuri gali jums, sakykime taip, suteikti šitų žinių ir užvesti jūs ant tinkamo kelio. Magas tai taipogi yra savo paties gyvenimo ir laimės kalvis, kūrėjas. Tas žmogus, kuris imasi iniciatyvos ir aktyvumo ir atsakomybės už visą savo gyvenimą ir jaučia, kad jisai pats gali pakreipti gyvenimą atitinkamą linkme. Ne taip, kad jūs viskas priklauso nuo Dievo aukščiausių jėgų, o tai, kad jūs patys galite įtakoti savo gyvenimą ir atitinkamai jį koreguoti. Taip, taipogi bus pakankamai daug naštos, kažkokių tai įsipareigojimų ir atsakomybių, kuriuos jūs kitais metais prisimsite ant savo pečių. Galbūt paimsite kažkokius tai paskolas, kreditus ir taip toliau, ir tai bus irgi atitinkama našta. Taip, ir aš imu kaladę metų rato taro ir žiūrim, mano brangieji, metų rato taro, kas jūsų laukia. Toliau traukiu kortas, skorpionai. Taip, pirma korta 8 kardai, antra korta kvailys. Žiūrėkite, tam, kad pereiti į kažkokį naują gyvenimo etapą, naują lygį, jums reikės atsikratyti tam tikrų senų mąstymo šablonų ir kažkokių tai ribojančių įsitikinimų. Tas, kas jūs kausto pagal rankas ir kojas, supančioja jūs ir neduoda jums išsilaisvinti. Tai ir būna klaidingos programos, nuostatos, klaidingi įsitikinimai, mąstymo šablonai, kuriuos jūs naudojatės prieš tai. Ir dėl to jūs negalite pereiti į naują gyvenimo kažkokį etapą ir lygį peršokti. O belieka padaryti vieną žingsnį ir jūs būsite kitame lygmenyje, iš tam tikro vieno lygmens peršoksite kitą lygmenį. Tai padarykite tą vidinį darbą su savim, su savo mąstymu, su savo mąstymo šablonais, su savo įsitikinimais, savo mentaliom programom padirbėkite ir tuomet jūs pamatysite, kad jums atsiveria naujos durys ir naujos galimybės. Taip, ir aš imu paskutinę kaladę, svajonių taro, ir žiūrim, kaipgi pasibaigs jūsų metai, mano brangus skorpionai. Traukiu kortas. Skorpionai, kas laukia 2025 metais. Taip, pirma korta 6 taurės, antra korta 6 monetos. Žiūrėkit, šešetukai. Šešetukai tai yra tokia viduriukas, ane? Čiut jau jūs arčiau kažkokio savo tikslo ir galite jau pajausti pirmus rezultatus. 6 taurės tai yra kažkokia nostalgija, tai yra susitikimas su žmogum iš praeities, tuomet, kai jūs apima kažkokią nostalgiją, jūs pradedate ilgėtis kažkokio žmogaus. Pavyzdžiui, savo kažkokio vaikystės, jaunystės draugo ar draugės, ar mylimojo. Atsimenate savo kažkokią meilę, tą pati ryškiausia, stipriausia ir taip toliau. Ir apima noras vėlgi surasti tą žmogų, atnaujinti su juo santykį. Tai jūs tai ir padarykite. Dabar yra daug priemonių, daug metodų, kaip mes galime su tuo žmogum vėlgi susisiekti, atrasti jį, tą žmogų iš savo praeities. Ir 6 pentakliai tai yra labai labai gera korta materialaus ir moralaus palaikymo. Tai ir jums reikės to materialaus palaikymo ir moralinio palaikymo, jūs jį gausite. Ir jeigu jūsų prašys kiti žmonės palaikyti jūs arba materialiai, arba psichologiškai, būtinai tai padarykite, nes tai yra pagrindinė tokia kitų metų tendencija suteikti pagalbą kaip materialę, taip ir moralinę kitiem asmenims. Tai yra jūsų kitų metų užduotis, mano brangus skorpionai.
Linkiu jums nuostabių sekančių metų ir visų svajonių išsipildymo.